Labą dieną, aš esu Paulius Ambrazevičius. Ir čia yra mano draugas Paulius Ambrazevičius, Mantas Katleris. Ir mes laimėjom šitą galimybę. Pirmą kartą iš viską nors gyvenime laimėjom. Du draugai laimėjom galimybę Baldaroj būti pirmie, kurie išbando su GoPro kamera pasivaikščioti. Tu žinai tas visas. Padarysim video, pažiūrėsim, kaip šita paslauga realiai atrodo ir nors kiek naudinga. Ačiū. Taigi, užsėkime. Ir atsiveda draugą šunį ir susidraskė sofą. Ir reikia man dabar naujos sofos greit per 2 valandas nupirkti. Pasiūlyti, ne? Jo, ir tu turi išrinkti ir per 2 valandas pats turėsi ją nunešti nugabėm. Tai žiūrėk, šita vėl? Jo, šita nebloga visai. Tokie oranžiniai tokie, žinai, dalykai. O čia išsiskleidžia, kad po to aš galėčiau 4 draugus dar suvaldyti, ar čia tik sėdime? 4 labai mažus draugus galėtum. Nu, futbolai tik. Darželio ekskursija. Gerai, galvytę pakelk biškį. O, nueik šitą žalę salotinę pasižiūrėk. O, čia kislotna tokia. Bet čia, žinok, šitą graži, bet čia tik tai vienam žmogui. Nu, tai aš vienas gyvenu beveik, tai... Ir žinai, dabar pavaikščiok šituo žasiku, kur būna mokyklai, kad aš matyčiau vaiko akimis, kaip atrodo baldai. Au, atsitrenkit. Jo, sudaužyk, ką nors dar. Matai? Jo. Galvą pakelgiu šį dar. Jo, o, gerai. Tai va, vaikui prieinami baldai, ne, šitie visi? Jo. Čia dabar grinai, kaip žiūrėčiau savo būsimo vaiko akimis, kaip jis... O kas va tie yra 3 prieki, kamaliai ir vienas? Čia yra vadinamieji pufai. Pufai? Sėdmaišiai pufai. Kiek kainuoja? 100 kem 9. 150? 107 buvo. Čia tai čia visai fain, žiūrėk, vat per futbolo pasaulio čempionatą galima pasimti šitos. Na, tokius 3 pasimti ir pasimti. Ir tada aš tu ir dar kas net. Na, o turi dar ką nors pažįsti šiek tiek? Nelabai. Nu, tai susirasim. Kai turėsim sėdmaišį, susirasim. Gerai, eik tiesiai dabar. Žinai, man reiktų dabar dar vieną užduotis. Tau reiktų išrinkti sėdimą baldą, ant kurio aš galėčiau atsisėsti ir pasileisti Vivaldžio. Ir su 2 pirštais laikyčiau arbatytę ir